Sveiki, draugai, 1000 elektriniečių. Ačiū už jūsų gausius sveikinimus. Iš tikrųjų, jų buvo virš 1000. Neslėpsiu, mane labai nustebino, bet neslėpsiu, kad tai yra ir malonu. Kaip mane sveikino mano mylima žmona, 2/4, tai yra 1/4, kaip 2 kėdutės. 1/4 tai yra praėjęs etapas, tai yra sukurta šeima, 4 vaikai, mano žmona, kartu su manimi gyvena mama, namai, verslas, o kitas 1/4 tai yra ateitis. Tai yra skirsiu jį būtent elektrėnams, o kad mano noras išsipildytų šitas, jis turi būti įgarsintas. Tai noras tai, kad elektrėnai būtų be jokių sąvartynų, kad mūsų vaikai elektrėnuose turėtų ateitį, turėtų norą čia kurti, gyventi, mūsų anūkai lygiai taip pat. Tai yra viešos pakrantės, švarus ežeras, atstatytas tiltas, vaikų pasaulis, kad pajaustų tą skonį, kokį mes jautėme vaikystėje, kad tai mūsų miestas, kad jis turi išskirtinumą, kad galėtų čia gyventi, kurti. Mes žinojom, kad vaikai gali būti energetikas, kad elektrėnai energetikų miestas. Mes turim atrasti tą savo šalį. Tai ir tai galim įgyvendinti tik visi kartu. Tai aš skiriu savo norą elektrėnams ir teisingį.